Labas rytas, sveikinuosi iš Paksės, Laoso miesto. 19 kelionės diena, liko paskutinios 2 dienos. Šiandieną važiuoju iki Krioklio, kuris turi 4000 salų. Tai laukia manęs apie 150 km, 3 valandos asfaltuotų gerų kelių, tai turėčiau greit nuskristi ten. Tai vakar, praeitam video, gyvenau 24 valandas vietiniam kaime. Tai po jo tiesiog nusprendžiau, kad jau niekur nebestosiu, nieko nebedarysiu, važiuoju tiesiai į Paksę. Anas video jau yra išėjęs, gali irgi pažiūrėti. Šiandien važiuoju kitų Krioklių, pabūnu ten vieną naktį. Galbūt, jeigu labai patiks, dar rytoj visą dieną ten prabūsiu, jeigu bus ten ką veikti. Ir tada poryt grįžtu, atiduodu mocą ir keliauju toliau. Atvažiavau prie 4000 salų, prie vieno iš Mekongo upės perliukų. Tai yra Kong Papeng Krioklys. Galiu oficialiai teikti, kad visas Laosas pravažiuotas. Esu nuvažiavęs 3200 km kažkur. Dar liks 150 km apie grįžti iki Paksės. Ir nesigaus 3500, nes skubėjau leistis į pietus. Ir nenuvažiavau vieną miestą, tai ten gaunas 200-300 km nenuvažiuota. Bet esmė, kad tikslas pasiektas, šita yra paskutinė stotelė, kurią norėjau pasiekti. Ir ties šituo Kriokliu, ties šitom salom galiu sakyti, kad kelionė padaryta, Laosas pravažiuotas ir ką, einam pasigrožėti šituo Kriokliu. Kadangi esu visiškai prie pat Kambodžos sienos, realiai ant pasienio, nežinau, ar labai legalus skrist droną, bet vis tiek bandysiu kelt, nes realiai dėl šitos vietos ir norėjau atsivežti droną. Kadangi dabar sausasis sezonas, tai šiaip dar čia turėtų tekėti, bet teka va ten va toliau Mekongo upė, iš čia nesimato. Ir tada va čia. Va toj vietoj labai sraunu. O kadangi labai tingėjau eiti iš tos vietos, kur visi eina, tai pasiėmiau VIP, kur sumokėjai 2 eurus daugiau ir privažiavai prie pat Krioklio. Tai tikrai verta pasimti VIP vien dėl to, kad nereiktų eiti 15 minučių. O dabar važiuoju į vieną iš salų, laukia liktais 2 keltai, kad patekti į tą salą. Ir joje apsistosiu šiandien naktį ir tikriausiai pasiliksiu dar rytojui. Ir atvažiavus vietą aš jums papasakosiu, kodėl čia yra 4000 salų ir kaip jas suskaičiuoti. Nu nežinau, nelabai čia kaip atrodo.
Tai ši Mekongo upės dalis yra pati plačiausia ir pats salų skaičius priklauso nuo sezono. Lietingojo sezonu upė patvinsta ir jos plotis gali siekti iki keletos kilometrų, o sausuoju sezono metu upės vandens lygis nuslūksta per kelis metrus ir tada išlenda visos salos. Smėlio ruožai, akmenys. Kai kurių salų plotis siekia tik tai keletą kvadratinių metrų, bet yra keletas ir didesnių. Vienoje iš jų šiandien ir apsistojau, tai yra Dondeto sala. O pats skaičius 4000 tai nėra tikslus skaičius, nes niekas tų salų neskaičiavo. Tai tiesiog suapvalinta ir pavadintas poetišku pavadinimu 4000 salų. O dabar parodysiu savo hostelį, guesthausą, hotelį, vadinkit kaip norit, ateinančias 2 dienas. Viduje čia realiai nieko nereikia matyti ir žiūrėti. 2 gulė lova, yra dušas su tualetu gale ir gyvensiu tiesiai ant upės kranto. 2 dienos laukia poilsio, rytoj vis tiek važiuosiu su mocu, sakau, noriu apvažiuoti abi salas, nes čia yra 2 salos, jos susijungia su tiltu ir gali jas abi apvažiuoti, jos nėra didelios, nes išsikėliau iš tikro iškelto kitoj saloj ir visą tą salą atvažiuoti iki šitos vietos man užtruko 10 minučių. Tai jos nėra didelės, manau, rytoj jas apvažiuosiu, pasižiūrėsiu, kas čia gero. Beje, mačiau labai daug žmonių išsinuomoja dviračius ir su dviračiais važiuoja, bet kadangi aš turiu motociklą, tai man nereikės dviračių. Negaliu sakyti labas rytas, nes yra 5 vakaro, tai sakau labas vakaras ir važiuojam pasižiūrėti, kas čia toj saloj gero. Realiai vakar kiek pravažiavau, ieškau kur pavalgyti visą ką. Tai tas kelias, kuriuo atvažiavau ir yra pagrindinis. Ir apart vieno to tokio pagrindinio kelio daugiau nelabai kur nuvažiuosim. Bet dabar susiradau čia tokią vieną įdomesnę vietą. Tai bandom nuvažiuoti iki ten ir tada žiūrėsim, ką daryti toliau. Atvažiavau realiai dėl vieno dalyko, tai Google Maps'uose, kai pasižiūrėjau, tai turėjo būti čia labai senas ir toks pavojingas tiltas, beždžionių. Bet dabar einu, tai nieko įdomaus. O pati sala jau kai prabuvau 24 valandas, tai toks labai ramus ir relaksuojantis vaibas. Nu, ta prasme, matos, kad visi atsipūtę, ramiai, visi turistai šypsos, aišku, nemažai ir žolės kvapo, bet kaip poilsiui po visos kelionės labai gerai, labai gerą vietą išsirinkau. Tai gal nebuvo pats geriausias sprendimas važiuoti su tapkėm, nes, man atrodo, bučiuosiu žemę greitai. Čia atėjau prie tokio krioklio. Iš tikrųjų nelabai suprantu, kam yra čia padaryti va tie va mediniai. Čia, ten dar pilna ir į vidų prikrauta akmenų. Atėjau čia prie to vieno iš medinių. Nežinau, bandau lipti, gal neįlūšiu. Tie pagaliukai tokie ploni, kad atrodo toj krysi žemyn. Ir čia va yra užmestas didžiulis tinklas. Ten va bučiukas iš bambuko padarytas. Ir labai daug va visur tinklų. Ten dar vienas tinklas. Tai vadinas, čia gerai žuvį gaudyt. Ir prasilenkiau vieną žmogų, ėjo su pilnu maišiuku žuvies. Smagiai ant to tilto vidurio pašokinėti yra, kaip ant batuto. Atvažiavau dabar į kitą salos galą, užtruko apie gal 5 minutės 2 kilometrai. Ir čia buvo istorinis prancūzų pastatytas uostas.
Ir dar noriu priminti, kad čia vis dar ta pati Mekongo upė. Tas kalnas ir visa šita žemė jau yra Kambodžos žemė. Ir siena eina tiesiai palei pat krantą. Ne kažkur vidury upės, bet palei pat krantą. Čia va, pagal mano suvokimą, užkeldavo ir nuleisdavo laivus, nes va čia va ėjo gervė žemyn iki ten. Drįsčiau teigti, kad anksčiau vandens lygis buvo žymiai aukštesnis, nes jeigu čia va yra, kur laivam prisirišt, prisišvartuot, o čia dabar kokį 15-20 metrų skardį žemyn. Tai drįsčiau galvot, kad anksčiau buvo žymiai aukštesnis vandens lygis. Įdomu iš tikro, kaip viskas atrodytų lietingoju sezonu, nes dabar yra sausasis. Atvažiavus į šitą salos pusę, į šitą uostą būtent, taip neaukia tokiom panešiotom, neaplautom kojinėm, kad važiuoju šiek greičiau. Ir realiai per 20 minučių, gal kažkur 30, pravažiavau visą salą, sustojau prie krioklio, atvažiavau į šitą uostą, viskas, dabar laukia tas pats kelias atgal namo. Kiek kainavo visa tokia kelionė? Tai pradėkim nuo pagrindinių išlaidų, tai yra motociklo nuoma. Už 3 savaitės sumokėjau 300 eurų, čia yra 240 eurų kažkur motociklo nuoma, plus 60 eurų visa įranga. Šalmas, krūtinės šarvai, taip aš vadinu, kelio apsauga ir pirštinės. Toliau išleidau apie 100 eurų ant kuro, toliau apie 210 eurų išleidau nakvynėms, vidurkis nakties buvo apie 10 eurų kažkur. Mėgojau ne prabangiuose viešbučiuose, nes dauguma kaimų net neturėjo tokios opcijos. Mėgojau biudžetiškai, guesthouse'uose, tai kai kuriuose video ir parodau, kaip jie atrodo. Tai nebuvo labai daug komforto, bet lova yra, dušas yra, tualetas yra, viskas ko reikia. Ir tada likę 370 eurų išsileido visom kitom išlaidom, tai yra maistui, užkandžiam, gėrimam, visokiem bilietam, keltam ir taip toliau. Motociklo nuoma. Tai Laose realiai yra tik viena kompanija, kuri užsiema būtent tokių nuomos tipų, kad gali pasimti vieną miestą ir grąžinti kitam. Jie turi 3 taškus – Paksy, Luang Prabang ir Vientiane miestuose. Pats nuomos procesas labai greitas, aišku, piko metu siūlyčiau užsirezervuoti iš anksto, nes kai aš atėjau nuomotis, man labai pasisekė, aš atėjau, jie neturėjo motociklų, bet kol šnekėjaus, vienas kaip tik grįžo ir aš iš karto jį išsinuomojau. Ir reikalingas depozitas arba $500 arba jūsų pasas. Tai aš pasirinkau palikti pasą, kai kurie į tai žiūri labai skeptiškai, bet pasiskaičiau komentarus, atsiliepimus, tai nebuvo nei vieno atsiliepimo apie tai, kad dingtų pasas ar kažkas su juo nutiktų, tai pilnai pasitikėjau, nes kompanija ganėtinai didelė. Pavadinimo neminėsiu, labai lengvai galite susirasti internete, o jeigu nerasit, tai tiesiog parašykit man žinutę ir tikrai pasakysiu. Iš pačios kompanijos galite išsinuomoti taip pat ir dalį šarvų, kaip aš vadinu, tai yra krūtinės, pirštinės, kelio apsaugos ir šalmas. Toliau motociklą reikėjo vežti į servisą kas 1000 km, tai realiai jie viskom pasirūpina, jūs jiem tiesiog parašot, kad yra tas ir tas, jie jums atsiunčia Google Maps nuorodą, kur jums nuvažiuojat, viską padaro, jeigu nesusišnekat, paskambinat per WhatsAppą, jie dar viską sušnekės, jums tik paduot pinigus ir pasimt motociklą. Tai iš tos pusės viskas labai paprasta ir jie tikrai padės. Taip pat, jeigu ir kyla kokia problema su motociklu, jūs jiem tiesiog paskambinat, parašot ir pagelbės su problema. Kokia kelio atkarpa buvo pavojingiausia ir aš važiuočiau dar kartą? Tai realiai tų pavojų buvo visur, viskas priklauso nuo tavęs paties, bet sudėtingiausia atkarpa buvo iš Nong Kiau į Muang Hiem miestą. Man labai pasisekė, nes aš važiavau sausuoju laikotarpiu, tai realiai buvo tik tai dulkės. Bet jeigu ten palytų, tai 80% tos atkarpos tektų važiuoti tiesiog moliu ir labai nefaina būtų atkarpa. Bet aš tą atkarpą kartočiau, mielu noru, iš tikro norėčiau pasimti didesnį, galingesnį mocą ir būtent tą atkarpą pravažiuoti tada, kai jinai yra šlapia, kad sužinot, ant kiek iš tikro skiriasi. Ar reikia motociklo teisių? Oficialiai faktas, kad reikia, bet praktiškai tai jų nereikia. Mane asmeniškai buvo sustabdę 3 kartus, vieną iš jų aš net pažeidžiau kelių eismo taisyklės
Jie man tiesiog gražiai paaiškino ir net nepaprašė parodyti jokių dokumentų ar kažko. Todėl bent jau dabar galit drąsiai važiuoti be teisų, niekas čia nieko netikrina. Gal netyčia jum pasiseks ir papulsit ant to vieno policininko, kuris paprašys, bet labai lengvai jūs galit papirkti, sumokėti kokį 10 eurų ir jūs būsit vėl pakeliui link savo tikslo. O jeigu planuojat važiuoti kažkada vėliau, tai tiesiog siūlau pasiskaityti forumus, pasiskaityti kaip kitiems sekės ir jie jums tikrai visus klausimus atsakys. Bet bent jau kol kas čia tikrai niekam tu neįdomus ir niekam nerūpi, ar tu su teisė važiuoji ar be teisų. Ar Laosą geriau apvažiuoti ratu, ar rinktis vieną regioną? Kodėl? Tai realiai aš važiavau po visą Laosą, dariau vieną didelį ratą ir kai įvažiavau į Takeko kilpą, įvažiavau į Paksę, nusileidau žodžiu į pietus, man ten asmeniškai buvo neįdomu, nieko naujo nebepamačiau, vaizdai nebebuvo tokie įspūdingi kaip šiaurėje ir tiesiog buvo neįdomu važiuoti vien tik tai gerais keliais, norėjau stojau offroado. Pirmas 2 dienas buvo taip linksma, smagu, nes ką tik po offroado, geras kelias, let's go, bet paskui jis labai greit atsibodo ir vaizdai kelio tikrai nekompensavo. Ir šiaip Laoso pietus labiau suturistinti, ypač Takeko ir Paksės kilpos, prasilenkiau labai daug turistų. Tai visi pasiema tiesiog paprastus mopedus ir važiuoja, nes ten geros sąlygos, gali laisvai pravažiuoti su mopedu. Tačiau šiauriai reikia truputį padirbėti ir kelias jis yra sudėtingesnis, su mopedu jau jo tikrai nepravažiuosi. Tai čia labiau sakyčiau įsivertinti kiekvienam pagal savo galimybės, ant kiek tu esi pasiryžęs ir pasiruošęs lysti į offroadą, o gal tu tiesiog nori pravažiuoti tą kilpą, pasigrožėti minimaliais vaizdais ir viskas. O jeigu norit viską apvažiuoti, tai siūlau pradėti iš pietų ir kilti į šiaurę, tokiu atveju bus jums įspūdingi ir pietus, ir šiaurė. Ir aš visą Laosą įvykiau per 3 savaitės, bet nepamirškim fakto, kad aš važiavau kiekvieną dieną, turėjau tik 2 laisvas dienas ir mano dienos kilometrų vidurkis buvo apie 150 km. Ar jaučiausi nesaugus ir kur konkrečiai? Tai realiai visą Laosą pravažiavau ir niekur, jokiame kaime niekur nebuvo taip, kad gal aš čia kažkur ne čia nusukau, gal čia ne toks rajonas, gal čia truputį pavojinga, visiškai nebuvo tokios minties. Visur jaučiausi pilnai saugiai, visi vietiniai buvo labai šilti, draugiški. Tik turėjau vieną mintį galvoje apie vagystės, nes besinuomant motociklą, nuomotojai man pasakė, kad saugok, nes vyksta vagysčių. Tai sako, vogia numerius, vogia motociklus ir vogia šalmus, jeigu geresnį pasiemat. Tai tą mintį visada visur, kur be buvau, turėjau, kad prižiūrėti ir saugot motociklą, stengiausi jo labai iš akių nepalikti. Jeigu apsistodavau kokiam homestėjui, paklausdavau, ar yra koks parkingas, ar galiu varyti į kiemą, ar galiu ten. Žodžiu, visur stengdavausi palikti motociklą saugiai po priežiūrą. Tai tik tai nebent dėl vagysčių turėjau tą tokią mintį, bet šiaip daugiau visur jaučiausi pilnai saugiai. Kiek realiai kilometrų per dieną įmanoma nuvažiuoti Laose nepervargstant? Šiaurėje siūlyčiau planuotis apie 100 km, nes tą 100 km dažniausiai važiuoja apie 4-5 valandas, priklauso nuo kelio, kartais įvyki per porą valandų. Tai šiaurėje planuokitės mažiau, bet kai nusileisit į pietus, sakyčiau, nuo Vientiane braukiant taip horizontalią liniją, kertant tą liniją žemyn į pietus, kelias tada pasidaro geras ir ten drąsiai galite veikti po 200 km per dieną ir jausitės gerai. Ir manau, pagrindinis klausimas, ar kartočiau šią kelionę, tai be abejo, kad norėčiau sugrįžti ir manau sugrįšiu po kokių 5 metų, kai Laosas bus šiek tiek jau pasikeitęs. Tada noriu pasimti galingesnį motociklą 250-300 kubų ir pravažiuoti viską iš naujo, bet pradėti pietuose, pravažiuoti keletą kelių offroadinių, kurių tiesiog neįvykiau šį kartą, praleidau. Ir visai tai kelionį skirti kokius 2 mėnesius, kad nereikėtų niekur skubėti, galėčiau praleisti daugiau laiko kiekvienam kaimelį, ar tai nueiti kokį žygį, žodžiu, kažką paveikti įdomaus kiekvienam kaimelį, labiau įsilieti į vietinių kultūrą ir pamatyti vietinių gyvenimą. Tai čia yra pagrindiniai klausimai, kurie, manau, bus jums aktualūs. Jeigu turi daugiau klausimų, būtinai parašykit man komentaruose, į visus atsakysiu. Ir dabar kyla kitas klausimas, kas toliau. Tai dabar aš jau iš tikro esu Luang Prabang mieste, čia pravažiavau 4-5 kelionės dieną. Ir čia pabūsiu dabar 2 dienas, relaksas, čilas, tikrai nieko nedarysiu, nieko nefilmuosiu. Ir poryt išplaukiu su laivu į Tailandą. O Tailande
laukia vėl visas Tailandas, nežinau kiek kilometrų ir galbūt su savo motociklu. Nežinau, nieko daugiau nesakysiu, žiūrėkit video ir pamatysit. Aš tikiuosi, kad šitie video iš Laoso jums patiko, buvo įdomus, kažko naujo sužinojot, kažką naujo pamatėt. Jeigu patiko, tai užsiprenumeruokit mano kanalą, nes noriu augti, noriu tobulėti. Ir ką, susitinkam už kelių dienų iš valties. Čiau.